Dabar pademonstruosime, kaip reikia atlikti matavimus su augalų diagnostikos prietaisu. Pilnai pamatavimo sesijai atlikti reikia pamatuoti 20 augalų pasirengtame lauko masyve. Rekomenduojame matuoti bent 5 hektarų teritorijoje, jog būtų padengiamas kuo didesnis dirvos plotas. Matuoti pradedame nuo jauniausio lapo, tai yra pirmo pilnai išsivysčiusio lapo, skaičiuojant nuo augalo viršaus. Matavimą atliekame per patį lapo vidurį. Augalo lapą suspaudžiame gnybtais taip, kad augalo lapo viršutinė dalis būtų nukreipta į matuoklio šonuose esančią angą. Atliekame matavimą, spausdami mygtuką M arba mygtuką esantį ant prietaiso nugarėlės. Kuomet lapas yra pamatuotas, atleidžiame gnybtus ir prietaisą spaudžiame mygtuką L. Prietaiso ekrane turi pasikeisti lapo numeris. Kiekvieną augalo lapą reikia pamatuoti 3 kartus. Pamatavus visus augalo lapus, spaudžiame mygtuką P, kuris indikuoja, jog pasikeičia augalas. Ekrane turi pasikeisti skaičius, nurodantis augalo numerį. Atlikus pilną 20 augalų matavimo sesiją, galime pasirinkti naują matavimo sesiją, paspausdami ir palaikydami mygtuką M.